Ugniagesiai gelbėtojai. Sveiki, su jumis laida Ugniagesiai gelbėtojai ir aš Karolis Sakalauskas. Pasižiūrėkite, ką matysite šį vakarą laidoje. Nematoma bendrojo pagalbos centro darbo pusė. Kasdien operatorius užgriūnanti nelaimingų ir idiotiškų skambučių lavina. Malonėkit mane sujungt su Anglija. Vaikai ir gaisrai. Per žaidimą su degtukais sudegintas tvartas. Ir patarimai tėvams, ko reikia išmokyti savo atžalas, kad jos nežūtų liepsnose ir nesukeltų gaisrų. Gaisrai sukelti vaikų ir būna daugiausiai iš smalsumo. Iš karto bėgčiau, žadinčiau tėvus, o jeigu neatsikeltų, bėgčiau prie telefonų ir skambinčiau 112. Ugniagesiai gelbėtojai. Ar sutiktumėte vos už vieną skambutį sumokėti nuo 300 iki 10 000 litų ar daugiau? Ne? Jums tai per brangu? O tokių žmonių, kurie vos už kelių minučių pokalbį pasiryžę paaukoti tokias milžiniškas sumas ar net pasėdėti areštinėje, pasirodo Lietuvoje yra šimtai. Jūsų dėmesiui visa tiesa apie tokius protų nesuvokiamus ir brangiausio tarifo skambučius Lietuvoje. Kas, kam ir dėl ko skambina. 112. Labą vakarą. Labas vakaras. Malonėkit mane sujungt su Anglija. Ne ten jūs skambinat, ponia. O čia knygai Anglija užrašyta kodas, aš paėmiau ir susiję. Blogai susijungia matyt. Labadiena. Labadiena, vyrai. Labai prašau, atveš mano gaus 5 balsus. Baigiu numirti. Bendrasis pagalbos centras Vilnius. Prašau Dievo žodžiais, atsiųskit man Petrą. Tokių skambučių nei tema Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento bendrasis pagalbos centras gauna nuolat. Bendrasis pagalbos centras per parą sulaukia nuo 10 iki 12 tūkstančių skambučių. Čia priklausomai nuo laikotarpio, nuo dienos. Jeigu savaitgalis, tai skambučių srautas aišku yra didesnis. Apie 65-75% visų skambučių yra netiksliniai. Tai gali būti melagingi pranešimai, gali būti įžeidžiantis tekstai sulaukiami iš skambinančiųjų. Būna, kad žmonės tiesiog apsirinka skambindami arba tikėdamisi kažkokios paslaugos, kurią galėtų gauti. Kartais žmonės į bendrąjį pagalbos centrą skambina tiesiog norėdami pasikalbėti apie gyvenimą. Gavęs sūnus jau 3 kvietimą į teismą. Užgeria, geria ir taip ir nenuveina. Dabar dar kažkam tai taisi dukra, jau gal 14 metų, dabar pradėjo į teismus padaryti. Jam, pavyzdžiui, pijukaut geriau. Visokius ten žinot, kas dega, geria. Pareigūnus tik tais aš jiem linkiu kuo geriausios sėkmės. Juk taip sunku dirbti yra su tais pijokais. Galbūt šie sapaliojimai iš pradžių ir kelia šypseną, bet įsivaizduokite, jei tokių nesąmonių reiktų klausytis visą dieną. Skundžiasi dingus elektra, bando paaiškinti mums, kad mes esame atsakingi, nors to visiškai nesupranta. Buvo pasakyta, kad reiškia visomis problemomis keltis ir kreiptis į jūs. Čia kažkokia jūsų mergeliukė aiškina, kad ne čia kreipėtės. Dabar yra toks dalykas, yra Skersinių sodų gatvė, kur yra absoliučiai dingęs visas elektros energijos tiekimas. Aš norėjau pasiteirauti dėl Europos sveikatos draudimo kortelės. Мне нужно такую фирму, которая бы следила бы за неверными женами или мужьями. Jeigu ką tik girdėtus skambučius būtų galima priskirti žioplių nežinančių kur skambinti ar apsirikusių numerių kategorijai, tai yra ir žymiai blogesnių variantų. Tai skambučiai su įžeidinėjimais. Jūs man duokite tokią informaciją, kur galima žmogui pasidėti, pavyzdžiui, pavargusiam geležinkelio stoties rajone. Nežinau, žinokit, A kodėl nežinot? ne čia skambinot ir nereikia. A kodėl nežinot? Nu tai gerai, tai jūs suteikėt pagalbą, tai velnias žino, ką jūs ten darot, prakeikti jūs banditai esat. Ačiū, kad prakeikėt, viso gero. Ant mūsų dažnai rėkia ir žaidinėja piktybiniai žmonės. Iš tikrųjų išmuša labai iš kantrybės, iš vėžių. Ir tada sunku priimti kitą skambutį. Už bendrojo pagalbos centro pareigūnų darbą trukdančius skambučius bei garbę ir orumą įžeidžiančius komentarus skambinantieji gali būti baudžiami įspėjimu,
bauda nuo 300 iki 500 litų ar net administracinių areštų nuo 15 iki 30 parų. Yra ir dar vienas dalykas, kurio bendrojo pagalbos centro operatoriai laukia su didžiuliu nerimu. Tai mėnulio pilnatis, nes tuomet pasipila ištisa lavina pačių idiotiškiausių skambučių. Buvo vieną kartą skambutis, kai skambino moteris, skundėsi savo kaimynais, ne? Ir daug ten visko išpasako ir galų gale tiesiog pasakė, kad ją kaimynai nuodija leisdami kažkokias dujas pro rozetę. Tada supratau, kad neadekvati moteris. Labą dieną, ponia. Kiek buvo atvažiavus į Vilnių, man nepavyko vienai pavalgyti. Maistas arba perstatytas, arba pakeistas Maldonos Dabušinsko. Palaukite, aš nesupratau dabar. Jums kokios pradžiai pagalbos reikia? Aš tokios pagalbos noriu, kad jie būtų fiksuoti kaip tiesiog turintys satanizmo, religinius įsitikinimus ir dirbantis kaip kabalos seksą saugumo poskyriui, turintys tiesiog komisaro bilietą. Bendrojo pagalbos centro darbuotojai pasakojo, kad per pilnatį pasitaiko tokių veikėjų, kurie sugeba paskambinti ir 100 kartų vos per vieną naktį. Beje, tokie skambučiai jų autoriams kainuoja labai brangiai. Vienas tokių buvo užfiksuotas šių metų kovo 2 dieną Vilniuje. Skambinęs anonimas pareiškė: Mandarine prekybos centre užminuota bomba. Reaguojant į pranešimą, į minėtą prekybos centrą buvo išsiųstos visos specialiosios tarnybos. Vos tik atvykę policijos pareigūnai iš karto nusprendė evakuoti žmones. Jų pastate tuomet buvo apie 1000. Labai greitai buvo sureaguota, patrulis atvyko, pradėjo evakuaciją. Po to buvo iškviestos kitos spec tarnybos, įvestas planas skydas. Dabar vyksta? Dabar aro pareigūnai apžiūrėjo patalpas, ieško sprogmenų. Antiteroristinių operacijų rinktinės aras pareigūnai atsivežė ir šunį specialiai apmokytą ieškoti sprogmenų. Kol viduje dirbo išminuotojai, prie pastato budėjo prekybos centro apsauga, patruliai, medikai ir ugniagesiai. Nebuvo leidžiama įvažiuoti į automobilių aikštelę, tačiau eismas gatvėje sustabdytas nebuvo. Ir visas šis specialiųjų tarnybų darbas tęsėsi 2 valandas, kol aro išminuotojai išsiaiškino, kad jokios bombos nėra. Nei pastate, nei prie jos sprogmenų nebuvo rasta. Taigi tai buvo melagingas skambutis. Neturime galimybės atskirti, kad iš tikrųjų žmogus sako netiesą. Ypač tai dažnai susijęs su pranešimais apie tariamai padėtus sprogmenis tiek Seime ar oro uoste, kitose tokiose didesnėse žmonių susibūrimo vietose arba strateginiuose objektuose. Tai ir į šiuos įvykius, aišku, reaguoja didelės pajėgos, turi apsupti didelę teritoriją ir, aišku, reikia pabrėžti, kad tuo metu tos pajėgos negali būti kitoje vietoje, kur galbūt iš tikrųjų yra reikalinga pagalba. O dabar paskaičiuokime, kiek šis melagingas skambutis apie bombą kainuos jo autoriui. Vilniaus miesto policija pradėjo ikiteisminį tyrimą ir nors telefoninis teroristas pirminiais duomenimis skambino iš mobiliojo telefono be SIM kortelės, pareigūnai tikisi jį lengvai surasti, nes jis neapskaičiavo vieno dalyko – naujų technologijų pažangos. Buvo madingi dalykai, pranešimai apie sprogmenis, užminavimus. Vėlgi šioje vietoje su naujų technologijų atsiradimais mes turime daug daugiau galimybių tuos piktavalius žmonės surasti, jeigu jis jau labai, kaip sakoma, atvirai meluoja, tai mes galime lokalizuoti jo vietą, netgi paprašyti policijos ekipažą nuvažiuoti ir yra pasitaikę tokiu atveju, kai tenka ir surasta piktybinį melagį ir jam paaiškinti. Tokie melagingi skambučiai yra brangiausio tarifo Lietuvoje. Už netikslinį skambinimą numeriu 112, taip pat už melagingą specialiųjų tarnybų iškvietimą yra numatyta tiek administracinė, tiek ir baudžiamoji atsakomybė. Už tokius veiksmus, kaip skambinimas, akivaizdžiai nesant pagalbos poreikio, bendrojo pagalbos centro operatoriaus įžeidinėjimas, melagingas pagalbos tarnybų iškvietimas į nelaimės vietą, tariamą nelaimės vietą. Jisai yra baudžiamas bauda nuo 3 iki 500 litų arba administracinių areštų iki 30 parų. Lietuvos teismų praktika rodo, kad šios baudžiamajame kodekse minimos sumos išauga iki 10 000 ir daugiau, kai specialiosios tarnybos bei nukentėjusieji pateikia ieškinius teismams. Yra buvę, kuomet žmonės melagingai praneša apie gaisrus arba kažkokias nelaimės ir kitą kartą tenka skaičiuoti teismams
Tai tada jau labai atsakingai turi suskaičiuoti, pasvertos visus dalykus. Tai tikrai yra buvę virš 10 000 ta suma, bet tai sąlygoja tai, kad važiavo ne vienas ekipažas ugniagesių, važiavo specialiai gaisriniai automobiliai, tokie kaip kopečios, kurie yra be galo brangus automobiliai ir, sakykime, jų tas kiekvienas išvažiavimas tikrai įsikainuoja. Jei vien ugniagesių gelbėtojų tarifai tokie dideli, tai įsivaizduokite, kiek dar gali priskaičiuoti policija, o už didžiulio prekybos centro prastovą jų savininkai. Kas baisiausia, tokių nenormalių skambučių yra labai daug. Apie 70% iš visų gaunamų. Ir jie užima tokios gyvybiškai svarbios įstaigos kaip bendrasis pagalbos centras linijas. Tais atvejais, kai visi operatoriai užimti, kitiems skambinantiesiems, kurie yra patekę į nelaimę, gali tekti palaukti. Tai kai žmonės skambina ir tyčia trukdo darbą, reiškia, jie užima laiką, kuris galbūt galėtų būti panaudotas atsakyti kitą skambutį, žmogaus, kuriam iš tikrųjų reikalinga pagalba ir į jį reaguoti. Pagalbos telefonu 112 reikia skambinti tik tada, kai staiga iškyla grėsmė gyvybei, sveikatai, saugumui, aplinkai ar turtui ir kai pagalbos tarnybos turi nedelsdamos atvykti į nelaimės vietą ir suteikti skubią pagalbą. Nesuprantu aš tų brolių lietuvių. Kam vos už vieną skambutį mokėti 500 litų ir daugiau? Jei vos už 20 litų per mėnesį jūs galite skambinti 1000 kartų ir kalbėti tiek, kiek tik tai norite. Tiesa, pas turtingų žmonės yra savų įpročių. Na, o dabar pasižiūrėkite, ką matysite po reklamos. Vaikai ir gaisrai. Per žaidimą su degtukais sudegintas tvartas. Ir patarimai tėvams, ko reikia išmokyti savo atžalas, kad jos nežūtų liepsnose ir nesukeltų gaisrų. Gaisrai sukelti vaikų ir būna daugiausiai iš smalsumo. Iš karto bėgčiau, žadinčiau tėvus, o jeigu neatsikeltų, bėgčiau prie telefonų ir skambinčiau 112. Ugniagesiai gelbėtojai. Ugniagesiai gelbėtojai. Kai vaikai sukelia gaisrus, tėvai iš siaubo susiima už galvų. Tačiau tokiais atvejais jau būna per vėlu ką nors pakeisti. Šis siužetas apie tai, kuo baigėsi neatsargus vaikų bandymas lauže išsikepti bulvių netoli ūkinių pastatų. Taip pat išgirsite naudingų patarimų, ką ir kada pasakoti vaikams apie ugnį ir gaisrus, kad jie netaptų mažaisiais padegėjais bei patys nepražūtų liepsnose. Ugniagesiai gelbėtojai. Baisi nelaimė buvo užgriuvusi Sakučių kaimą Šilutės rajone. Atvira liepsna degė tvartai, kuriuose net kelios šeimos laikė gyvulius. Maža to, stipraus vėjo blaškoma ugnis kėsinosi padegti greta stovėjusius ūkinius pastatus su šienu ir net gyvenamosius namus. Jau degė abu ūkiniai pastatai. Mūsų pajėgos daugiausiai dėmesį skyrė, kad gaisras neišplistų į gyvenamuosius namus. Buvo atsiųstos pirmom pajėgom 4 autocisternus. Nors žmonės sielojosi ir dėl ūkinių pastatų, bet ypač gailėjo gyvulių, patekusių į mirtinus ugnies spąstus. Daugeliu šeimų jie buvo svarbus pragyvenimo šaltinis. Galvijų netektis būtų buvęs itin skaudus smūgis kaimelio šeimų ūkiams, todėl visi bendromis pastangomis bandė juos gelbėti. Gyventojai mums labai daug padėjo Sakučių. Jie, kaip sakoma, talkino mums išvesti iš tvartų gyvulius, kur buvo išsaugota nemažai gyvulių. Tai nebuvo lengva padaryti, nes galvijai išsigąsta ugnies, bet to lygiai kaip ir žmonės labai greitai pradeda dusti nuo dūmų. Taigi pirmoji pagalba gyvuliams gaisre yra kuo skubiau atlapoti tvarto duris, kad jie galėtų išbėgti lauk. O jei tai nepadeda, šeimininkams reikia elgtis gudriai. Yra dažniausiai nustatomas gyvulių tarpe vedlys, tai vedlį išvedus, uždėjus galvą, išvedus jį, pasiseka išvesti ir kitus gyvūnus. Labai svarbu tokiais atvejais ant gyvulio galvos uždėti šlapią skudurą, kad jis vėsintų ir ramintų, bet to neleistų matyti liepsnų. Tačiau pasitaiko atvejų, kad net ir išgelbėti galvijai puola atgal į liepsnojantį tvartą. Ir kodėlgi jiems taip susisuka protas. Išėjęs į, vadinkim, aplinką gaisro židinį, būna dažniausia transportas, gyventojai pasimetę, triukšmai, vėl jį veikia stresas, jis nežinodamas ką veikti, daro atgal šuolį ten, iš kur išėjo. Nes jisai gyvenimo vieta, tai yra, sakykime, laikymo vieta, jis nori ją sugrįžti atgal
į savo vietą, nesvarbu, kad ten yra gaisro židinys. O Sakučių gaisro apetitas buvo nepasotinamas. Neužteko jam nei gyvulių, nei 2 tvartų. Ugnis kėsinosi praryti kur kas daugiau aukų. Kas mums apsunkino gaisro gesinimo, tai stiprus vėjas, kuris tiesiai nešė ugnį link gyvenamų namų. Baimindamiesi ugnies, žmonės kibirais pylė vandenį ant pastatų sienų. Į pagalbą Šilutės ugniagesiams atvyko pastiprinimas iš Klaipėdos. Bendromis pastangomis galų gale pavyko gaisrą užgesinti, tačiau ugnies padaryti nuostoliai buvo milžiniški. Ne ką mažiau už styrančius nuodegulius kaimo gyventojus šiurpino paaiškėjusi gaisro priežastis. Aišku, šitą gaisrą sukėlė neatsargus vaikų elgesys. Vaikai užsimanė pasikepti laužę bulves ir nuo šito laužo kaip ir išplito gaisras. Didelė kaltė yra tėvams, kadangi tėvai nemokina vaikų ar mažai mokina vaikus, kaip elgtis su ugnimi. Vienas esminių patarimų tėveliams mokant vaikus prieš gaisrinių taisyklių - reikia ne drausti, o aiškinti ir net rodyti. Drausti jokių būdų negalima. Reikia kaip tik mokinti, aiškinti, parodyti, kokios pasekmės gali būti. Tai, žodžiu, vaikas juk labai žingeidus žmogeliukas, jam viskas įdomu, reiškia. Ir jeigu sakysi, kad negalima degtukų liesti ir dar slėpsi tuos degtukus, tai būtinai atsiras minutėlė viena kita, kada tuos degtukus įsitrauks. O kaip reikia elgtis vaikams su degtukais, ar tu žinai? Nu, atsargiai. Ar galima vaikam imti degtukus? Ne. Kaip reikia vaikam elgtis su degtukais? Nežinau, aš dar nedegu. Su degtukais dar nemoku. Gaisrai sukelti vaikų ir būna daugiausiai iš smalsumo. Pasižiūrėti, kaipgi tas degtukas gali, reiškia, sukelti, uždegti šieną, pavyzdžiui. Reikia parodyti jiems, gal kaip naudotis degtukais, kaip ta ugnis susidega ir paskui galbūt net ir truputėlį pajus, kokia grėsmė, kokį skausmą gal net sukelia. Jokių būdų nesakau, kad ten deginti reikia, bet iš tikrųjų vaikas turi suvokti, kad čia yra ne tik grožis, bet ir grėsmė. Pats svarbiausias dalykas, kurį turi žinoti vaikai, kad gaisro metu jokių būdų negalima slėptis nei po lova, nei spintoje ar dar kur nors. Ar tu slėptumėsi kur nors? Ne. Kodėl? Tada, kad kai slėpisi, tada gali užsidegti ir tada viskas. Numirsi. Jeigu tik pamatė dūmus, ugnį geriau išeiti į atvirą teritoriją, pranešti suaugusiems arba jeigu turite telefoną, dabar kiekvienas vaikas turi, po mobilų telefoną skambinti 112. Viskas, tai jų pagrindinė užduotis, atsiradus pirmiesiems galbūt gaisro požymių. Iš karto bėgčiau, žadinčiau tėvus, o jeigu neatsikeltų, bėgčiau prie telefonų ir skambinčiau 112. Jeigu turi kišenį telefoną, išeiti į balkoną arba išeiti į koridorių ir kviesti pagalbą. Tai kokiu telefonu kviečiama pagalbą? 112. 112. Šio sostinės darželio vaikai atrodo žino pagrindinės taisyklės, kaip elgtis gaisro metu. O kada vertėtų savo atžalom suteikti tokių žinių? Aš manau, jau darželėje reikėtų pradėti kalbėti apie tai, nes pagrindė galbūt 4-mečiai, 5-mečiai, jie tą susižavėjimą ugnimi reiškia, jau atsiranda pas juos smalsumas ir jau jie nori kažką tai pabandyti ir būtent degtukų naudojimas, ten nereikia jiems aukštų materijų aiškinti, bet to amžiaus suvokimo lygmenyje reikia ir dėstyti. Pilnas dūmų kambarys jau, ką tada darai? Valdyčiau užlaužti duris. O jeigu labai daug dūmų ir tu nieko nematai, ką tu darai tada? Tada bandyčiau kažkaip nusigauti kažkur, kur būtų žibintuvėlis. Ir ką su juo darytum? Ir pašviesčiau savo. Geriau matyčiau. O kaip tu manai, jeigu dega namas, reikia slėptis ar bėgti į lauką? Bėgti į lauką. Kodėl?
nes gali paspringti dūmais ir mirti. Iš kur tu viską žinai? Nes būna ugninės, man tėvas būna pasakoja, būna žiūri tenai ugninėsiai gelbėtojai. Ugniagesiai gelbėtojai. Jeigu dar nekalbėjote su savo vaikais, kaip teisingai reikia elgtis pastebėjus gaisrą, būtinai suraskite tam laiko ir nelaukite, kol bus per vėlu. Na, o šiam vakarui tiek. Dėkojame, kad žiūrėjote. Gražaus jums savaitgalio ir nepamirškite, jeigu bėda, skambinkite bendrųjų pagalbos telefonu 112. Sudie.